Labas merginos, sveikos sugrįžusios. Šios savaitės paskutinė treniruotė ir mes ją skirsime savo viršutiniai kūno daliai. Tai papampinsim šiek tiek savo pečius, tricepsus, bicepsus ir treniruoti reikės svarelių. Aš naudoju 2 kg, jūs galite naudoti 1, 3 nepatarčiau, nes tikrai bus sunku. Ir bet kuriuo momentu treniruotės, jeigu jaučiat, kad nebegalit, metat lauk svarelius ir darot be svarelių. Tai apšylam ir keliausim prie darbo. Pradėsim gal nuo kūdikio pozos. Labai gerai išsitęsiam. Pirštų galais stenkimės pasiekti kiek įmanoma toliau. Ir darom tokią kaip bangelę. Į priekį, leidžiam klubus į apačią ir išsitęsiam. Pakartojam. Į kūdikio pozą. Jau traška. Ir lengva bangelė. Nuleidžiam klubus ir ištempam kaklą. Dar vieną tokį padarom. Nusileidžiam. Ir išsitempiam. Kadangi dirbsim ant rankų, dar galim padaryti pečių tokį atvėrimą. Atsigulam ant pilvo. Rankos 90 laipsnių. Keliam savo dešinę koją ir verčiam ją. Kairę ranką, jeigu pavyksta, galim laikyti už nugaros ir va taip pabūnam. Atsargiai sugrįžtam. Tai tą patį pakartosim ir su kaire. Tai keliam kairę koją, sukamės, dešinė už nugaros ir toks labai geras atverimas. Ir krūtiniai, ir pečiai. Sugrįžtam. Į kūdikio pozą. Ir pradėsim. Tai pradžiai apšilsim. Šilsim savo rankeles. Imame vieną svarelį į rankas. Horizontaliai. Ir pradėsim, atsistojam į aukštą klūpėjimo poziciją. Ir labai ramiai lenksim bicepsus. Ir atgal. Ir atgal. Svorio čia tikrai nedaug. Dar turime 4. Nugara tiesi. Presas, kaip visada, įtemptas. Ir pridėsim. Tai sulenkiam bicepsui ir keliam į viršų. Grįžtam. Toks bus mūsų kombo. Nugaros tiesios. Aš jau šitai treniruotei pasirūpinau ir veidrodžiu, kad ir pati matyčiau, kad viskas pavyksta taip, kaip turi pavykti. Dar turime 2. Paskutinis. Ir sustojam pusiaukelį. Ir viršų. Pusiaukelį ir viršų. Papumpuojam. Nors svorio daug neturim, bet jau turėtų pečiai pakaisti. Dar 3. Ir liksim prie pulsavimo. Paskutinis. Ir pulsuojam. Neskubant, ramiai. Jaučiat?
nes aš tai jaučiu. 5, 4, 3, 2 ir 1. Suleidžiam ir pasiruošiam rimtai savo sesijai. Tai pradėsim žemoje klūpėjimo pozicijoje. Labai svarbu, kad mes neliestumėm su sėdmenim būtent savo kulnų. Pozicija yra štai tokia, kad būtų toks tarpas. Visada, niekada nenuleidžiam iki kulnų. Gal man tai patogiau bus šonum parodyti. Tai stojamės į savo pradinę poziciją žemą, kulnų neliečiam ir pradėsim labai lengvai. Tai bicepsas ir tricepsas. Bicepsas ir tricepsas. Nugara tiesi. Niekur neskubam. Kiekvienas judesys, atsimenam, yra koncentruotas. Dar turime 4, 3, 2, paskutinis ir pridėsime. Stojamės ir tiesiam svarelius prieš save. Grįžtam atgal, tricepsas ir į priekį. Tricepsas ir į priekį. Ramiai, koncentruotai važiuojam. Dar turime tokius 5, 4, 3, 2 ir praleisim tricepsą. Darysim tik tai bicepsą ir į priekį. Kaip tai atrodys? Lenkimės žemyn, nepaliečiam kulnų ir į priekį. Ir į priekį. Ir į priekį. Taip. Jau darosi sunkoka. Bet nieko. Jūs galit. Jeigu galiu ir aš, galite ir jūs. Dar 4. 3, 2, 1. Ir dabar lenksimės ir lenksime tik tai po vieną ranką. Kaip tai atrodys? Dešinė, bet nepadedam sėdmenų ir kairė. Dešinė, kairė. Priešinga ranka, kuri nesilenkia, visada išlieka ištiesta. Oi, kaip gerai. Dar turim 3, 2 ir liksime aukštoje klūpėjimo pozicijoje. 1. Svarelį horizontaliai. Leidžiam. Nuleidžiam į apačią. Ir darome pakelimą į šonus, grąžiname svarelius ir į viršų. Man jau trūksta oro. Ramiai, kaip visada, koncentruotai.
Jau įpusėjom. Dar turim 4. Dar 3. 2. 1. Liekame rankomis šonuose ir darom suvedimą. Nuleidžiam. Pakeliam. Darom suvedimą. Ir nuleidžiam. Taigi keliam į priekį. Rankos į šonus. Ir atgal. Dar 4. Dar 3. Rankų nenuleidžiam. Dar 2. Dar 1. Darysim paskutinį. Ir rankų nebenuleisim į apačią. Ištiesiam. Atidarom. Lenkiam alkūnes. Suvedam į priekį. Dabar atidarom. Tupiamės ir keliam rankas į viršų. Ir grįžtam. Toks bus mūsų kombo. Atidarom. Rankos į viršų. Sėdmenų vis dar neliečiam. Atidarom. Į viršų. Prakaitėlis jau bėga. Slysta net kojos. Atidarom. Į viršų. Jau neužilgo pabaiga. Dar turime tokius 3. Ir liksime tik prie pulsavimo apačioje. Laikykitės. Dar 2. Paskutinis. Ir liksime viršui. Tai yra apačioje. Važiuojam. Dar 3. 2. Ir 1. Mama mia. Ar jaučiat, kad užpompavot šiek tiek rankas? Gerai, padarysime kitą seriją. Jinai nebus ilga. Padirbsime ant savo tricepso. Ramiai neskubant. Atsistojame į poziciją 4. Kojos klubų plotyje. Riešas po pečiu. Pečių plotyje rankos. Svarelis kairėje rankoje. Ir pradėsim tiesiog pritraukimu prie liemens. Važiuojam. Pritraukiam. Ir nuleidžiam. Ir nuleidžiam. Kaip gerai. Po tokios serijos čia kaip atgaiva. Nugara tiesi, presas įtemptas. Dar turime 2. Ir pridėsime tricepsui. Važiuojam. Pritraukiam prie liemens. Tiesiam tricepsui. Ir grįžtam. Pritraukiam. Tiesiam tricepsui. Ir grįžtam. Jau ką, bet pilatese tricepsą tikrai užsportuosime. Nes yra daug darbo būtent ant rankų, atsispaudimo, lentų. Daug visokio gėrio. Dar turime 3 ir liksime tik tai prie tricepso. 2. 1. Ir liekam tik prie tricepso. Sulenkiam, ištiesiam. Sulenkiam, ištiesiam. Sulenkiam, ištiesiam.
Vėlgi nepamirštam, kiekvienas pratimas turi būti atskiras. Nereikia visko suplakti į vieną. Dar turime 3, 2 ir pumpuosim. Į viršų, į viršų, į viršų. Dar spaudžiam save. Spaudžiam. 4, 3, 2 ir 1. Ir iš karto keliausime prie savo dešinės rankos. Nieko nelaukiam ir važiuojam. Įsitaisom į savo poziciją 4. Riešai eina su pečiu. Rankos pečių plotyje, kojos klubų plotyje. Ir pradedam lengvai. Pritraukiam, nuleidžiam. Nuleidžiam. Nugara tiesi. Presas įtemptas. Labai ramiai. Čia tokia mūsų poilsio serija, kad atsigautumėm nuo pirmosios. Dar turime 4 ir pridėsime tricepsą. 2, 1 ir pridedam. Tricepsas ir grįžtam. Tricepsas ir grįžtam. Buvau tokia optimistė, kad po šitos treniruotės pailsėsiu kokį pusvalanduką ir nufilmuosiu video į YouTube, bet nežinau. Man atrodo, nepajėgsiu. Dar 2 ir paliksime tik tai tricepsą. 1 ir tik tricepsas. Sulenkiam prie liemens, tricepsas. Sulenkiam, tricepsas. Koncentruotai, niekur neskubam. Dar turime 3 ir liksim prie pulsavimo. 2, 1, važiuojam. Pulsuojam. Iš visų jėgų. Jūs tikrai galit. 4, 3, 2 ir 1. Labai gerai. Aš visada galvodavau, kad būtent treniruotė rankoms, jinai lengvesnė. Bet kiekvieną kartą suprantu, kad nė velnio. Viskas yra sunku. Nieko nėra lengva. Gerai, čia kitos padarysim. Tokia kaip lentų serija. Nežinau, kaip atlaikys rankos, nes atrodo linksta netgi. Gerai, svarelį turim kairiai pusė, atsiprašau. Stosimės į lentą. Į aukštą tiesią lentą. Nugara ištiesta, kojos įtemptos, riešai po pečiais. Tai tokia bus mūsų pradinė pozicija. Ir ką mes darom? Tai su dešinė ranka paimam svarelį, perkeliam į dešinę ir lentą. Ta patį kartojam su kaire. Imam kairę. Ir va taip. Taip kilnojam, būdamos lentoje, svarelį iš vienos pusės į kitą. Štai taip. Dar padarom po vieną. Ir pridėsim. Gerai. Dabar kai svarelį perkelsim į
kairę pusę. Leidžiamės ant kelieno ir darome atsispaudimą tricepsui. Tai reiškia, kad alkūnės turi būti šalia mūsų liemens. Stojamės į lentą ir tą patį kartuojam su kita pusė. Ant kelienų darom atsispaudimą, vėl lentą. Leidžiamės ant kelių, atsispaudimas ir vėl lenta. Svarelis ant kelių ir vėl lenta. Svarelis, kelienai, atsispaudimas, padarom paskutinį, kelienų, atsispaudimas ir dabar darysim tik atsispaudimus, padarykim 10. Jūs tikrai galit. Važiuojam. Alkūnės šalia liemens. Dar turim 6. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Šiek tiek pailsim ir padarysim dar vieną. Su lenta. Galim šiek tiek pratempti rankas. Paimti taip į viršų, į vieną šoną, į kitą šoną. Pratampom. Ir keliausim. Dabar koncentruosimės į šoninę lentą. Svarelį turėsime per vidurį. Taip atsistosime į lentą. Štai taip. Sukamės į dešinę pusę. Su kaire ranka imame svarelį. Keliame į viršų. Nuleidžiame. Grįžtame į lentą. Ta patį kartojam ir su kaire pusė. Sukamės į šoninę lentą. Pakeliam svarelį. Padedam per vidurį. Grįžtam į lentą. Važiuojam. Šoninė lenta. Svarelis. Tiesi lenta. Šoninė lenta. Svarelis. Tiesi lenta. Padarom dar po vieną. Lenta. Ir tiesi lenta. Dabar, kai atsistosime į šoninę lentą, tūpsimės, atsimenat, su kojom darysim deimanto lyg formą, grįšim į lentą ir kartosim tą patį su kita koja. Taip mes galim. Mes viską galim. Lipam iš komforto zonos. Visos kartu. Gerai. Lenta. Stojam į šoninę lentą. Svarelis. Tupiamės. Grįžtam. Svarelį padedam. Lenta. Sukamės į kairę pusę. Paimam svarelį. Tupiamės. Svarelį padedam. Ir grįžtam. Dar tokie 4. Tupiamės. Per vidurį. Lenta. Sukamės į šoninę lentą. Paimam svarelį. Tupiamės. Ok. Ir paskutinis. Į šoną. Per vidurį. Ir kairė pusė. Iškeliam.
Nepasidedam dar. Atsistojame tiesią lentą ir laikom. Taip jūs galit. Laikom. Man irgi viskas dreba. 6, 5, 4, laikom. 3, 2, jau dreba balsas. Ir 1. Galim nusileisti į kūdikio pozą. Šiek tiek atgauti kvapą. Ir turiu gerą žinią, keliausim į paskutinę mūsų seriją, kuri bus skirta presui. Atsigerkit ir sugrįšim. Gerai, čia kitas. Pabaigsim su presiuku. Galvoju, kurią pusę dabar čia gultis. Bus gerai šitą. Atsigulam. Atsimenam, kad nugara prispausta prie kilimėlio. Presas mūsų įtemptas. Svareliai abiejose ištiestose rankose. Labai tikiuosi, kad nesulaužysiu savo sakės plaukų. Taip, kojos į tabletop, rankos ištiestos, presas įtemptas, nugara prispausta ir darom įprastą atsilenkimą. Ir atgal. Ir atgal. Atsilenkimas. Ir kai grįžtame, rankas keliame virš galvos. Leidžiame virš galvos. Pakylam į atsilenkimą. Nugara prispausta. Leidžiam abi rankas. Kontroliuotai. Kylam. Ir leidžiam abi rankas. Dar turim 3. Nieko tokio, jeigu paliečiat žemę su svareliais. Dar 2. 1. Ir pridėsim. Kai padarom atsilenkimą ir leidžiamės į savo gulimo padėtį, kartu leidžiam ir kojas pirštų galais. Ir grįžtam. Tai paliečiam pirštų galiukais ir grįžtam. Kuo toliau dėsit kojas, tuo bus sudėtingiau ir tuo stipriau dirbs apatinis mūsų presas. Tai jau čia pasirinkit. Tik labai labai svarbu, kad vėlgi neatkiltų mūsų nugara. Dar padarom tokius 3. 2. Ir pridėsim po kojas ištiesimą. Taigi, atsilenkimas, tiesim dešinę koją, pirštų galiukai ir grįžtam. Ta patį kartosim ir su kaire. Ir grįžtam. Tiesim dešinę koją, tabletop, grįžtam. Tiesim kairę koją, tabletop ir grįžtam. Dar padarom tokius 4. Ir jau tiesim nebe po vieną koją, o po 2. Užbaigsim taip, kaip priklauso. Paskutinis. Nu ir važiuojam. Atsilenkiam, tiesiam abi kojas, tabletop ir grįžtam. Atsilenkimas, tiesiam abi kojas, tabletop ir grįžtam. Dar padarom tokius 3. Kai tiesiam kojas irgi stebėkim savo nugarą.
kad ji neatsiklijuotų. Paskutinis. Ir grįžtam. Pakylam į atsilenkimą, ištiesiam kojas į viršų ir dabar jas tik tai leisime. Ir pakilsime. Leidžiame koncentruotai ir į viršų. Laikomės. Dar 3. Svareliai rankose. Neliečia žemės. Dar 2. Galit. Dar 1. Nenuleidžiam. Kojos tabletop. Ir pulsuojam krūtinę. Viskas. Čia mūsų pabaiga. 5, 4, 3. Aukščiau keliam krūtinę. 2. Ir 1. Mamma mia. Išsitieskim. Per visą ilgį. Tiek rankas tempiam, tiek kojas. O Jėzau, kaip gerai. Taip pabūnam. Labai gerai. Atsistojam į poziciją 4. Pritempsime savo rankas, kurios tikrai šiandien turėjo nemažai darbo. Taigi keliam dešinę ranką į viršų, prakišam ir pabūnam. Kairė ranka gali, jeigu pavyksta, siekti priešingos šlaunies. Atsargiai grįžtam į viršų, nuleidžiam ir tą patį pakartojam su kairė ranka. Kylam į viršų, prakišam, padedam galvą, su dešinė ranka, siekiam šlaunies, jeigu pavyksta, ir pabūnam. Žinau kaip jūsų, bet mano rankos dreba. Atsargiai grįžtam. Darom dar papi pozą. Klubai aukštai. Rankas taip ištiesiam. Gulamės. Rankas sudedame į maldos poziciją ir stengiamės krūtine pasiekti kilimėlį. Ir taip pabūnam. Grąžinam rankas, labai atsargiai, neskubant. Dar atsisėdam į kūdikio poziciją. Iš kūdikio pozicijos dedam kairę ranką, kairę pusę, dešinę ant kairės. Pratepiam šonus. Mano pilvas, kaip visada, nori su jumis bendrauti. Ir tą patį pakartojam į dešinę pusę. Grįžtam. Ir atsisėdam į patogią poziciją. Užbaigsim treniruotę kaip įprastai, savo paskutiniu įkvėpimu. Pasirašam, įkvepiam, surinkam visą gerą energiją, uždarom ir iškvepiam. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad kartu sportavot.
Tikrai gera treniruotė ir iki pasimatymo kitoje. Čiau.